Vasarą automobilius užsidarė. Vaikas verkiantis Viduje. Jo. Tėvai sako, tai jūs čia nieko nedarykit, nes mes dar išsikvietėm tie, kurie atidaro langą. Lavono, pavyzdžiui, kvapas, tai čia niekad nepamiršiu. Jei nepaslaptis, koks tavo atlyginimas? Evelina, kiek laiko tu jau dirbi šitam darbe? Tai birželio mėnesį jau bus kaip 2 metai dirbu tarnyboje. O kas tave paskatino pasirinkti šitą, pripažinkim, labai nemoterišką profesiją? Aš nežinau, aš nuo vaikystės buvau tokia, mėgau, pavyzdžiui, ten karą žaisti, labiau praleisdavau laiką su vaikinais, turiu 2 jaunesnius brolius. Tai po mokyklos nusprendžiau save išbandyti į kariuomenę. Ten patiko, tikrai gavau iššūkių, bet pagalvojau, kad ten liksiu dirbti, jeigu dar norėsiu, nes galvojau, gal čia toks yra momentinis, kad tik tai noriu dirbti. Tada sugalvojau pasimokyti masažuotoją, gal ten patiks, save atrasiu, bet padirbus metus supratau, kad čia ne man, pernelyg pasyvus darbas. Ir pamačiau Facebook platformoje jau tada apie Ugniagesių gelbėtojų mokyklą. Dar paklausiau, ar ten priima moteris, nepriima moteris, bet kai sužinojau, kad priima moteris, tai tada užsimotyvavau, nes ugniagesiai nieko neteisė, nieko nebaudžia, o tiesiog visada yra pasiruošę padėti. Tai dėl to šitas darbas mane žavėjo ir patinka šiaip padėti žmonėms. Gerai. Ir kai tavim pasitikė. Pradėjau 2011 metais. 2011 metais, tai balandžio mėnesio gale, tai čia jau 15. 15 metų. Ir dirbi Vilniaus, kokia čia skaitosi? Pradėjau nuo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 5 komandos, o dabar jau dirbu kažkur apie 8 metus 2 komandai. Kiek esu girdėjęs, kad čia vienas iš karčiausių taškų? Nepasakysiu, biškis svyruoja, tas vienais metais mūsų komanda daugiau važiuoja, kitais metais kita komanda pagal statistinius duomenis, bet viena iš daugiausiai, vadinkim tą, tikslingiau būtų. Aš po mokyklos ėjau į kariuomenę. Po 2 metų įstojau į Ugniagesių gelbėtojų mokyklą, praėjau atranką, praėjau sveikatą, fizinė patikra, irgi žinių patikrinimas buvo. Mokslai truko 1,5 metų, 6 mėnesiai. O kokia yra atranka? Kad ten kažkokios žinios, taip, bet fizinė atranka, taugi reikėjo rungtyniauti su vyrais, vaikinais? Taip, moterim, aišku, šiek tiek yra supaprastinta. Ta prasme, jeigu, pavyzdžiui, vyrui maksimalus skaičius ten būtų 70 atsispaudimų, tai merginai maksimumui 30 tik tai reikėtų padaryti. Taip pat merginai reikia prabėgti 2 kilometrus. Ir jeigu imti tą maksimalų skaičių, tai būtų per 9 minutės, o vaikinui reikia prabėgti 3 kilometrus ir jeigu maksimaliam skaičiui, tai berods per 11 minučių, kažkas tokio. Tik tai, kas merginam yra sunkiau, tai kur yra ten lankstumo testas, tai mergina turi labiau tą tokį lentelę pastumti. Gerai, o yra tekę tą lėlę nešt? Taip. Kiek jisai sveria? 80 arba 85 kg, tai per varžybas, kur yra tas stipriausių ugniagesių varžybos, tai jo yra. Jeigu nepraeiti tos trasos, o tiesiog jį nešti, tai iš pradžių buvo iššūkiai, bet dabar tai, nėra sunku. O žiūrėk, per patį priimą, ar daug buvo pakeltų antakių, kad mergina bando patekti į ugniagesius gelbėtojus? Ar tu aplenkiai, tarkim, yra kas nepateko iš vaikinų? Atrankos nepraėjo, tu praėjai? Taip, atranka buvo gana pas mus konkurencinga. Berodos yra 35 vietos, kad galima buvo kandidatuoti, o norėjo iš 138 žmonių į tą 35 vietą. Tai jo, buvo kas daug atkrito ir praėjau aš tą atranką iš pirmo karto.
Kiek žinau, buvo dar viena mergina, tik atranka ta vyko 2 ar 3 dienas, tai mes nesusitikom, paskui tik sužinojau. Ir taip, gavosi taip, kad kas surinko daugiau taškų, tas praėjo, kas mažiau, tas nepraėjo. Taip. O nežinai, kiek visoje Lietuvoje dirba merginų, konkrečiai vat komandose? Ne kažkur prie popierių, bet va komandose. Dabar, jeigu iš visos Lietuvos, tai čia jau normalus skaitosi, bet apie, man atrodo, 20 ar 30 tikrai jau yra. O Vilniui šiuo metu tai 4. Tu man dabar, Jonai, pasakyk, kaip jaunuolis sugalvoja pasirinkti vieną pavojingiausių ir vieną prasčiausiai apmokamų darbų Lietuvoje? Čia, kaip sakoma, atskira istorija. Tiesiog pažįstamas, jau mokėsi Vilniaus Gedimino technikos universitete gaisrinės saugos inžinierium. Ir aš kai tik buvau 12-okas, tai teko susitikti. Ir jis sako, ką planuoja veikti toliau, sakau, dar nežinau. Tai sako, eik į gaisrinę mokytis, sako. Neuždirbsi daug, bet ant duonos bus, nu tai taip ir yra. Ir iš mokyklos suolo po 12 klasių tiesiai į mokyklą? Ne. Iškart į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, inžinierium 4 metus, bakalauro studijas atsimokiau, po to tęsiau magistrantūros studijas 1,5 metų, o jau 4 kurso pabaigoje jau įsidarbinau į komandą. Ar pameni savo patį pirmą iškvietimą? Jo, patį pirmą, toks ir rimčiausias, tai čia buvo Panerių gaisras, kur laužavietėj mašinos, kur metalas. Tai toks tikrai buvo apsispręsti, ar tikrai tu ten nori būti ugniagesiu ar nenori, nes buvo ir nemažai krūvio. Aš dar buvau kursantė, tai jo, bet tada supratau, kad noriu būti aš tą ugniagesį. Tai va tas pirmas iškvietimas gal ir buvo, kad supratai, kad čia jokios romantikos, o labai, labai rimti reikalai. Taip, aš niekada ir neromantizuoju šito darbo iš tikrųjų. Taip, supratau, kad pavojinga, labai saugą svarbu savo prižiūrėti, ne akis išplėšusi niekur nelėkti. Ir labai svarbu klausyti vyresnių pareigūnų, kurie dirba, pamainos vadų, skyrininko, nes jie tikrai nori tau kuo daugiau ir žinių suteikti ir kad kuo saugiau tu dirbtum. Ar yra buvę per tuos 2 metus iškvietimų, po kurių tu grįžus, nežinau, rankos drebėjo, sunku buvo užmigti? Ne, tokių dalykų nebuvo, kad sunku užmigti, nes vis tiek, jeigu kažkas tave kamuoja, tu išsikalbi. Pats pirmas dalykas, ką padarai, tai su pamainos kolegom pasišneki, nes visi, kai tą patį išgyvena, tai aš manau labiausiai vienas kitą supranta. O šiaip, tokios kiekvienam ugniagesiui sunkiausias išgyvenimas tai avarijos. Tai po avarijų, kai pamačiau, tai irgi buvo pirma avarija, kur žuvo 2 žmonės, tai buvo toks, kad o kas čia ką tik buvo, bet buvo tik tai tas momentas, kai viskas baigėsi, kai jau susitvarkiau, nusiprausiau, nes kai buvo ta avarija ir ten tas sunkvežimis degė, tai tu tiesiog dirbi ir tu net nematai, nekreipi dėmesio ir kad tu dirbi, tas darbas tave, galima sakyti, gelbstė nuo tų emocijų, tų neigiamų. Tai ir šiaip išgyventi nebuvo sunku. Tai jau tu per 2 metus, kaip čia, traukėt kūnus jau ir sumatėt tų mašinų ir Panerių gaisrą jau apturėjai? Jo. Koks sunkiausias iškvietimas buvo tavo per šitos 2 metus? Nežinau, fiziškai tai, tiesiog yra įsimintinas tas Panerių gaisras. Tiek fiziškai, tiek emociškai? Jo. Net labiau ir už avarijas? Ne, emociškai tai gal avarija, jo. Nebuvo taip, kad atėjau dirbti, iškart pirmą dieną išvažiavom į tą tokį pirmą, bet sakyčiau taip. Gal stipriai visas detalę nepapasakosiu, bet ar automobilis degė, ar kažkas tokio prie namo gyvenama ir tiek.
Esi susidūrus su stereotipais, kai atvažiuoji į kažkokį iškvietimą ir ką čia mergina daro? Komentarų ten įvairių negirdėdavau, bet labai patinka stebėti žmonių reakcijas. Kai pavyzdžiui dirbi su to kvėpavimo apsaugos aparatu, viską darai, paskui kai nusijėmi ir visi taip, čia mergina, tai va, tas labai smagu buvo. Bet kad kažkokių neigiamų reakcijų nebūna, ne? Kad keiksnoja? Ne, nu tik tai nustemba būna ir viskas, o neigiamų kol kas nebuvo. O jūs esat kažkokią statistiką vedę arba vat, kokios dažniausios gaisrų priežastys yra? Numeris 1. Šiaip tai pavyzdžiui, jeigu žiemą dabar paėmus, tai numeris 1 būtų nevalyti, neprižiūrėti kaminai. Čia pirma priežastis. Žiemą ypač daugiausiai gaisrų negu vasarą. O vasarą tokios, jeigu dažniausiai tai žolė dega. Žolės deginimas ir nueina iki namų. Jo. Paskutiniu metu čia šalta, tai biški kyla daugiau gaisrų. Tai... Ai, va dabar, kai šalčiai... Nu tai kaminai tikriausiai. Nu, ne vien kaminai. Kaminai čia vienas iš priežasčių, nuo kurios... Tai gerai, o kaip šaltis tada įtakoja dažnumą gaisrų? Padidina, manau, nedvigubai, o daugiau kartų. Nes šildymo prietaisus, ne tik prietaisus, bet ir įrenginius naudojam dažniau. Apkraudami juos daugiau. Tai čia ne tik va, tie elektriniai šildytuvai, bet tikriausiai ir lauko visokie išoriniai blokai, oras, vanduo, oras. Tai yra elektros įrenginys. Visi gaisrai prasideda nuo kažkokio, nuo to, kad kažkas yra neprižiūrėta arba perkrauta. O neprižiūrėjom ir perkrovėm mes patys. Tai dauguma tai čia nuo mūsų priklauso. O ar esi grįžus iš iškvietimo, kur galvojai, nu blemba, iš šito iškvietimo galėjau ir negrįžti? Tai visada šitie pavojai yra, net kai tu negalvoji, vis tiek yra. Pavyzdžiui, kai namas labai atvira liepsna degė, tai ir į tave kažkas ir iššokt gali, ir nukrist gali, ir tu, kai dirbi ant stogų, tu gali nukrist. Tai šitas visada yra, bet nebuvo tokia. Gal dėl to, kad dar esu jauna ir nežinau, negalvoju apie tai, kol kas dar rimtai nežinau. Tai galima iki to iškvietimo ir nedavažiuoti. Ir taip galim pradėti kalbėti. Apgalvojimas yra visada į klasę suseinam, pakalbam ir šiandieną buvo praeito gaisro trumpas aptarimas, pakalbėjom, ką padarėm gerai, ką blogai, ką jau nedarysim. Toliau. Jeigu tai prasideda kartotis, reiškia, jau tada reikia kažką keisti, o jeigu tai nesikartoja, pastabas ir patys savo pasisakė, man pasakė, aš jums pasakė. Vyksta dialogas, tai ir stresą nuims. Kas gaisre pavojingiau? Ar tai, ką matai, ar kartais to, ko nematai? Aišku, tai, ko nematai. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, iš išorės tu matai tiesiog dega, o patenkant grandžiai į vidų, pradedi gesinti, tu nežinai, kas ten pabačia. Gali būti rūsys, gali būti tvira anga kažkokia. Gyvenamasis namas, tai automatiškai greičiausiai bus rūsys. Nedažnai, bet pasitaiko. Nėra tekę įsmukti dar kur nors? Tekę įsmukti, bet ne į rūsį, į kitą duobę. Tai teko, žinau, kolegų, kurie tiesiog biškai pavėluotai sužinojo, kad yra rūsys ir jie jau jam užduota klausimą, ar viskas gerai, ar supratai, sako, mes jau pajautėm, kad mes prakritom į rūsį. Tai. Bet per 15 metų gal nebuvo labai tokių didelių nelaimingų atsitikimų iš kolegų pusės? Šiuo klausimu tai viskas tvarkoja, kol kas su darbų sauga kaip mes su ja, kaip sakoma, draugaujam ir viskas gerai. O per šitos 2 metus yra jau tekę išgelbėti žmonių? Man kol kas tokios galimybės nepasitaikė, nes kai gesinau namą arba kai jau į grandį, tai nebuvo gyvų žmonių, nei negyvų žmonių, jokių žmonių tiesiog. Ką reiškia eiti į grandį? Eiti į grandį, kai 2 pareigūnai apsirengė
suslėgto oro balioną ir užsideda kaukę ir eina daryti vidinės paieškos, tai reiškia arba name, arba bute, viskas viduj, ar gali būti žmonių, ar negali. O kiti pareigūnai atlieka išoriai, tai pavyzdžiui, už namo ribų, kas gali būti ar negali būti. Ai, tai esi ieškojus? Jo. Buvo. Gal nepasakysi kiek, ar kiek, tai buvo. Aišku, buvo ir ištraukti ir Net gaivinti. Jo, ir nelabai geros kondicijos, Bet čia darbo specifika, vadinkim tai. visada konkrečiai ugniagesiai traukia iš jau sudegusių objektų kūnus? Ne, Nebūtinai. nebūtinai. O kokiais atvejais? Kai nesaugu, tada turi ugniagesiai? Matot, jeigu randam sudegusį žmogų, tai mes jau, kaip pasakyti, teritorijos mes neapversim tos, bet mes turim užtikrinti saugą, užgesinus gaisrą, kad galėtų ateiti vėl jau policijos pareigūnai, mūsų inspektoriai, nes bus pradėtas eisminis tyrimas. Jie vis tiek apžiūrės tą vietą, kuri sudegė. O po to jau atvyksta jau įmonė, kuri Vilniaus mieste yra Grinda, kuri pasiima kūnus ir jie jau tada susideda. Būna, jeigu jie jau sako, kad mes negalim įeiti, mums tai nėra saugu. Tai tada taip, tada jau mes jau tam eisim į tą. Tai yra tekę. Įsidėsim, bet tai čia gal per 15 metų gal vieną kartą man teko. Per kiek, pavyzdžiui, turėtų jūsų komanda atvažiuoti pačiam Vilniuje mieste ir per kiek jūs turėtų atvažiuoti į rajoną? Vilniaus mieste gaunasi reagavimas yra iki 8 minučių mes turim spėti, bet čia vėl prisiminkim praeitų savaitės penktadienį, kai Vilnius stovėjo, tai vėl oro sąlygos. Sninga, slidu, mes turim, taip, norėtųsi važiuoti kuo greičiau, bet mes turim užtikrinti ir saugų eismą. Ne tik galim, kaip ir sakiau anksčiau, minėjau, mums reikia dar ir važiuoti. Tai jeigu mes lėksim, neskubės, tai tu gali pridaryti dar daugiau nelaimės, negu padėsi. Tai suprantam, turime stilpti tą laiką, bet ir turim ir atvažiuoti. O į rajoną ten gaunasi virš 15 minučių, jeigu neklystu. Jūs irgi turit kategorijas, ten pirma, antra. Ar gaisras, auto įvykis, tai vis tiek pas mus nėra tas įskristi. Mes vis tiek važiuojam kai įvykį ir mes stengiamės atvažiuoti kuo greičiau ir užtikrinti tą saugumą. O Jonai, tu minėjai, kad reikia dar davažiuoti iki įvykio. Yra buvę, kad nedavažiavo. Nežinau, nebūtinai dėl auto įvykio, gal tiesiog, kaip ir tas snygis, užklimpot. Gal nepasakysiu, bet buvo taip, kad, aišku, tas nedavažiavimas kai kuriem teko, kad ir kilometrą ir 2 tu negali davažiuoti, nes ten ir užpustyti keliai. Mums tokio gal neteko, bet sakykim, kad jau taip neteko privažiuoti labai ten patogiai, ten kažkiek, sakykim, ten, iki įvykio ten apie 200 metrų gal reikėjo ten jau biškį pasitampyti tą žarnas, tai gal ir teko, bet taip pasakyti, kad ten, taip, tu matai toli, bet privažiuoti negali, tai gal ten vieną kitą kartą teko. O jūs turit kažkas papildomas žarnas, jeigu, tarkim, negali davažiuoti ir reikia jau daug toliau. Koks tas atstumas maksimalus? Turim visą žarnovežį, kuris turi 2 km žarną, bet jį pasitelkti reikia, užtruks ir laiko vieną, o kitą atvažiavus jam jį ištiesti reikia, kad jis irgi važiuotų. Aišku, ta mašina turi didesnį pravažumą, gal jai pavyktų, bet tai užtruktų ilgai ir čia būtų didesnė masto, jeigu kažkokiam įvykiui. Žmonėm kartais atrodo, kad jūs ar atvažiuojate su tuščiu, tarkim, vandens rezervuaru. Per kiek gaisriniai išpumpuoja vandenį? Priklausomai kaip dirba, su kuo dirba, kiek švirkštų dirba. Gali ir per 3 minutės baigtis vanduo, gali ir per 10. Tai priklausomai. Tai jeigu ten per kokias 3-5 minutės išliet, žmonės sako, kad jūs čia puspilnį atvažiavote ar pustuštį? Mes visada tušti, gaisrininkai be vandens ir girti.
Nu, bet jau aišku, čia labai retas dabar atvejs, nu, bet būna kai kam komentarų. Ar yra tekę bijot? Nežinau, gal pats pirmas iškvietimas, kai, nežinau, rankos dreba, ar yra, vat, atvažiuoji ir bijai? Jo, tai tas Panerių, kai pamačiau tą atvirą liepsną, tai toks, oho, kas čia dabar bus, va tokios va mintis buvo. Ir pliūpsnis iš tų mašinų metalo laužavietės taip skrido į tave, tai biški baisoka buvo, taip ir supranti, kad gali į tave pataikyti ir jeigu nesisaugosi, tai kažkas gali nutikti. O gerai, o kaip tu susitvarkai su stresu po darbo? Ar turi kažkokių pomėgių? Kaip tu atsipalaiduoji? Tai pagrindinis mano pomėgis tai sportas, šiaip labai padeda, jeigu pasportuot, išsikrauna tos visus neigiamos mintis ir toliau kaip per naują šviežią galiu funkcionuoti. Taip pat kvėpavimo pratimai labai daug ką padeda, o ir šiaip daugiau niekus. Ir pasikalbėjimas su artimais žmonėm irgi. Jeigu kažkas slegia, tai ir taip. O kaip artimieji reaguoja į tavo darbą? Ką jie sakė pirmą kartą sužinojus, kad aš noriu būti ugniagesių gelbėtojai? Iš pradžių nustebo. Mama bandė, sakė, ar tikrai to tau reikia, bet aš sakau, jo, noriu pabandyti, įdomu, kad, tai paskui, kai aš jau įstojau, tai tada labai palaikė, nes pamatė, kad rimtai esu nusiteikus. Dabar palaiko. Aišku, aš matau, kad kartais jaudinasi, bet aš linkusi visko, kas įvyko iškvietime, nepasakoti. Galim pasakyti kartais, kad ir pagražinu tą istoriją, kad nesijaudintų. Aš ir savo pavaldiniams sakau, kad mes atėjom į darbą. Čia yra darbas, mes atidirbam ir išeinam. Pas man yra taip, aš atėjau, mano darbas yra šiandien toks, aš šiandien atidirbau ir rytoj duris uždarom, rytoj šeima, iš ryto darželiai, po to vakare iš darželio vėl buitis prasideda, tai čia yra darbas. O ar būna linksmų situacijų šitam darbe? Nesat važiavę kokio kačiuko ištraukti iš medžio? Aišku, jo, labai daug kartų, kai aš atėjau, tai buvo tų. Net nelinksmiausia, net tokia maloniausia situacija, sakyčiau, paukščiuką, kur reikėjo traukti. Jis ten buvo kažkaip įsiūlus, įsireišęs. Tai atvažiavom, pastatėm tos kopėčius, ištraukėm. Ir kas man patiko, mes atvežėm į komandą ir paskambinom veterinarams, ar tai gyvūnų gerovės asociacijai, žodžiu, kažkas tokio. Ir atvažiavo ir paėmė tą paukščiuką, ta prasme, ir suteikė jam pagalbą. Tai tas buvo wow. Tai net važiuojat, gyvūnus gelbėjat, paukščiukus, kačiukus traukėt. Taip. Jūs, jeigu šiuo metu skambintumėte į 112, jūs mums neprisiskambintumėte. Jūs paskambintumėte į bendrą pagalbos centrą, ten užduotų jums kažkiek klausimų pagal jų algoritmą, surinka informaciją ir perdeda mums ir tiek. Mes jau pagal tą surinktą jau jų esame situaciją, atvykus į vietą mes surinkę dar papildomas info. Ir tada vykdai, jeigu kažkas kažkas nėra, aišku, prašom būnam susisiekti su pranešėju. Aišku, dažniausiai būna, kad pranešėjas tik matė ir nuėjo toliau savo reikalais, ir tada sprendė jau vietą. Tai gerai, ar buvo toks iškvietimas, kad skubėjo čia su mirgalkėm, sirenom, o atvažiavot ir teko nusišypsoti, nes, Dažniausiai būna, kad močiutė jau 3 dienas nekelia ragelio anūkui, atvažiuojam, langą ir duris išlaužom, o ten močiutė sako, kiek aš jau galiu to anūko prašyti, kad nevažiuotų. Yra netgi tai buvę? Yra ir tai buvo. Ar yra vaizdų ar kvapų, kurių niekada gyvenime nepamirši? Taip. Lavono, pavyzdžiui, kvapas, tai čia niekad nepamiršiu net. Sudegusio lavono kvapas? Ne, pagulėjusi labai ilgai. Suirusio kūno? Taip, suirusio kūno, ta prasme, 2-3 savaitės tu, aš nežinau, čia pirmą kartą, kai pajusi, tai paskui su nieku tu negalėsi sumaišyti. Taip, sumaišyti, jo. Tai jau esat ir tu, čia tavo 2 metų karjera, tiek įvykių.
Taip, kodėl tiek įveikiu, nes antra komanda čia skaitosi daugiausiai turi iškvietimų visoje Lietuvoje, tai dėl to. Ar tave laiko lygiavertė partnerė? Ar yra kažkokių stereotipų, man čia su moterim reikia dirbti? Kai pirmą dieną savo prisimenu į praktiką atėjau, tai jokio nusistatymo nebuvo, kaip kolegos kaip ir neutralūs tiesiog buvo. Sakė, jeigu kažkas bus neaišku, tai padėsim. Irgi pamainos vadas kalbėjo, kad reikalausiu ta prasme ir žinių, ir praktinių, ir teorinių. Tas man labai patiko. Bet ir šiaip kolegos žiūri, kaip tu dirbi, ar tu vengi tų darbų, ar tau įdomu ir tu nori padėti irgi išmokti, jeigu mato, kad tau įdomu, tu irgi nori dalyvauti ten, pavyzdžiui, irgi ir mokymuose, ir praktikoje daryti tos užduotis, tai tada jie ir padės, ir palaikys, tai dėl to nieko ir nėra blogo. O kaip dažnai tenka bendradarbiauti su kitom tarnybom, policija, greitąja? Dažnai tenka. Šiuo metu, kai pašąla, tai aišku, pas mus gaisrai užima didesnę dalį, bet bendrai paėmus gelbėjimų, sakykime, darbų, kuriuo apimti užeina pagalbas spec tarnybom, tai yra. Bet dažniausiai jūs kviečiasi į pagalbą, tiek greitosios, tiek policija. Jo, turim pasirašę tą bendradarbiavimo sutartį su tom tarnybom, kuriom vieni kitiems padedam. O yra tekę kviesti policiją, nes, tarkim, labai agresyvūs iškvietėjai? Tai ir taip teko kviesti, kad ten, sakykime, ir paribotų eismą sureguliuotų, nes kai kuriems žmonėms nėra aišku, kad jeigu tu dirbi, tai juk reikia arčiau privažiuoti, pažiūrėti, ką tu darai su automobiliu. Ai, netgi taip. O kelyje, pavyzdžiui, žmonės kaip kelyje reaguoja? Visą laiką pasitraukia? Ar Lietuvoje yra ta kultūra? Sakykime, gal užmiestį, kai yra kur pasitraukti, tai geriau pasitraukia. Mieste yra ir šiuo metu, ypač kai gatvės vietomis, pagrindinės gatvės pas mus yra pravalytos. Ten eismas gerai, bet jeigu bandyti važiuoti į kiemus, tai kai kada net nėra pačiam automobiliu nėra kaip įvažiuoti. Atvažiuojantis lengvas automobilis iš priekio, mes turim suprasti ir mes suprantam, kad fiziškai jis negali niekur išsukti. Bet ir kiti žmonės, tai galima atgal pasitraukti, kai kurie jie tiesiog sustojo ir duokit man išvažiuoti. O aš esu Amerikoje matęs, kur, tarkim, kažkur nedavažiuoja, tai mašinas tiesiog kaip buldozerius stumia arba per mašinos langą kalą, traukia žarną. Ar jūs turite teisę, nežinau, nustumt? Pas mus yra, sakykime, šituo vietoje mes stipriai apriboti esame. Jeigu net mums trukdo lengvas automobilis, mes turim įsikviesti policiją, policija tada ieško savininko ir tik taip. Nesvarbu, kad ten dega gaisras, gali būti vidų žmonių? Gausis taip, kad jeigu tu jį apgadinsi kažkaip, pažeisi, tai viskas gali būti, kad tau iš savo kišenės reikės grąžinti jo visą. O yra tokių atvejų buvę, kad negalėjot privažiuoti dėl to, kad, tarkim... Sakykime, keli atvejai buvo, bet ten negalim sakyti, kad ten labai tas kritinis buvo, tiesiog ieškai kitų būdų tai išspręsti. Jūs turit fizinius normatyvus - bėgimas, atsispaudimai ir... Ant lankstumo. Lankstumo tas pratimas. Yeah. Bet jūs dar per visus metus turit ir profesinius normatyvus. Galiu pasakot plačiau, kokie jie yra? Pavyzdžiui. Tai profesiniai normatyvai, pavyzdžiui, toks labai panašus dalykas, kai daryti išsidėstymą. Ką reiškia daryti išsidėstymą? Tai kai mes atvažiuojam ir matom, pavyzdžiui, namas dega atvira liepsna, tai vienas ugniagesys paima skirstytuvą, tai toks dalykas, kur skirsto vandenį į žarnas. Kitas paima žarną, ir reikia kuo greičiau sujungti ir eiti į gaisrą ir paduoti vandenį. Ir per kuo trumpesnį tu laiką tą padarai, tuo geriau. Aišku, kaip suprast, per kuo trumpesnį yra nustatytas tam tikras laikas, per kurį reiktų.
Dar vienas yra toks normatyvas, pavyzdžiui, kopėčių pastatymas irgi labai svarbu. Pavyzdžiui, kai dega namas arba yra kažkokia nelaimė, tu privalai padaryti kuo greičiau ir kuo saugiau. Čia yra toks ugnigesių principas. Jo, tai yra tų 40 normatyvų, man berodos. Mes per kiekvieną budėjimą darom, yra ir teorinės žinios, tai viskas visada yra praktikuojama. Ar buvo koks nors chaotiškiausias iškvietimas, bardakas visiškas? Net nežinai, nuo kurio galo pradėti. Sakyčiau, gal nuo galo, kurio pradėti mes visada žinom, bet būna tai, kad tu nori vienaip, o gaunasi biški kitaip, tai va tas gal kažkiek tave nervina, bet reikia priprast prie to. Čia dažniausiai būna tai, kad ilgai neišvažiuoji ką nors kokį didelį, nesakykim, tiesiog jau rimtesnį tą iškvietimą. Biški tie, sakykim, mes praktiškai žinom, teoriškai, sakykim, žinom viską, kaip padaryti, kaip puikiausia, bet kai prasideda ta praktika, biški tai tam to primiršom. Tai čia. Įgūdžiai turbūt atbukę būna. Jo, net prisimiršt. Bet po to vienas, antras jau žiūrėk, jau visai kitai visi jau daro. Kaip žmonės pasitinka jūs, kai atvažiuojat kaip dažniau su dėkingumu pasitinka ar su priekaištais? Skirtingai, bet dažniau, sakyčiau, su dėkingumu, bet būna, kad nori patys ten aiškinti, kažką daryti, tai šiaip taip daryti nereikėtų. Ugniagesiai tikrai žino, ką daryti, yra apmokyti, tai jo. Ar yra ko visuomenė nesupranta apie ugniagesio darbą? Tai iš tikrųjų yra pavojingas darbas, nes kai neturim iškvietimų, mes esam budėjimo režime, vis tiek paskaitos vyksta praktiniai užsiėmimai. Ta prasme, mes bet kuriuo momentu esame pasiruošę suteikti pagalbą ir, kas svarbiausia, veikti pavojingoje situacijoje. Priekaištai iškart, o dėkingumas ir po to. Iš karto, tik atvažiavus nesvarbu. Būna ten, kad ką aš čia, visi geriau žino, bet po to. Bet čia iš aplinkiniai visada pasako, kad ten jūs nieko nežinot, bet kiti jau, kai jau tam, kam jau blogai būna, kaip sakykim, tie padėkoja gale. Ar yra šita profesija, kad pakeitė tavo požiūrį į tokius buitinius namuose dalykus, kaip, nežinau, netvarkinga rozetė, kažkoks deginamos žvakės ar kas nors? Taip. Pavyzdžiui, kai išeinu iš namų, stengiuosi visada, nesvarbu, išjungti tiesiog viską, net elektrą, po 3 kartus pažiūriu, ar tikrai viskas išjungta. Taip pat visada sakau, kad reikia kaminus visada valyti reguliariai, kas 3 mėnesius, griežtai už šitą dalyką irgi žiūriu. Ir iš tikrųjų tai dabar labiau į šitą dalyką žiūriu. Anksčiau tai, saugu, jo reikia išjungti ten šviesą, jo reikia, kad ten ugnį saugiai palikti ir taip toliau. Ir irgi dar vienas labai svarbus dalykas, kad atsirado dūmų detektorius, nes, kaip žinia, dūmų detektorius irgi gali išgelbėti gyvybę. Pavyzdžiui, jeigu kažkas užsidegė ir eis dūmai į viršų, tai jis pipsės, gali pažadinti ir net gali nekilti to gaisro, tiesiog minimalus gaisras ir tu spėsi užgesinti ir namas liks, ir gyvybė liks. Tai man atrodo, jie ir monoksidą fiksuoja, tos kur smalkės, kurios neužuodžiamos. Taip. Pats toks didžiausias mano šiaip nusivylimas bendrai, jeigu tai buvo prieš kelis metus, kai vasarą atvažiuojam, automobilis užsidarė. Vaikas laukia, jis ten verkiantis. Viduje. Jo. Ir tėvai sako, tai jūs čia nieko nedarykit, nes mes dar išsikvietėm tie, kurie atidaro duris be savo specifiką žmonės. Tai klausimas, tai ko mūsų tada kvieti? Mes atvykom suteikti greitą pagalbą. Jau aš kaip pamainos vadas atvykęs į vietą, jau mano yra atsakomybė
kad su tuo vaiku nieko nenutiktų. Aš pro uždarą langą jo būklės nustatyti negaliu. O tėvai sako, ne, čia jam viskas gerai. Tai gerai, jeigu atidarys tą langą, jam po to bus kažkas blogai, tai sakys, tai gaisrininkai buvo ir jie nieko nedarė, tai atsakomybė tenks man visas. Pas mus kai kuriems žmonėms materialus daiktas yra brangiau už savo artimo žmogaus sveikatą gyvybę, tai vaiko sveikata gyvybė yra pigiau negu automobilio langas išdaužtas. O kai baigėsi, tai buvo tiesiog išdaužtas langas ir pasiektas, nes mes, net ir medikams atėjus, jie neprisiima atsakomybės. Evelina, kaip šitas darbas tave pakeitė kaip žmogų? Tai yra tas darbas, į kurį norisi eiti ir eiti. Ta prasme, nebuvo nei dienos, kad o ne ir vėl į darbą. Tai dėl šito va, faina. Tai savo rogėsi jautiesi, ne? Norėtum sulaukti ten tos pensijos pareigūnų 25 metų? Nu, kol kas, aš gyvenu šią dieną, kol kas kai patinka, tai faina, o toliau gali būti, kad po 10 metų mano, nežinau, pomėgiai pasikeis, bet kol kas aš tikrai džiaugiuosi, kad čia esu. O kiek tų metų, jei nepaslaptis? 24. Evelina, ar galėtum padrasinti jaunimą, kuris abejoja dėl ugniagesio darbo ir ypač merginas, kur gal aš asmeniškai nežinojau, kad Lietuvoje yra moterų gaisrininkių? Ko reiktų? Kažkokio charakterio savybių, fizinių savybių? Taip, fizinių savybių tikrai reiktų. Ir ne tai, kad tu ten į atranką pasiruoši ir paskui ten atsipalaiduosi, kad jau viskas gerai, ta fizinė forma nori, nenori, vis tiek privalai palaikyti, nes jeigu nepalaikysi, silpnesnis būsi, būsi kolegom našta, būsi našta, negerai bus. O antras dalykas, tai jeigu jau pasiruošiai ir nusprendai, kad tikrai nori, tai reiktų kantrybės, pasitikėjimo savimi ir tiesiog, ką nežinai, kolegų klaust, jeigu jau pataikiai į gaisrinę. O šiaip tikrai, jeigu yra noras suteikti žmonėm pagalbą, visada būti pasiruošęs pagelbėti, tai aš manau verta rinktis tikrai tą profesiją. Kokių iliuzijų nereiktų turėti ateinant į šitą darbą? Tikrai nereiktų galvoti, kad ten labai reikia kažkur visur lėkti, būti labai herojum ir, nežinau, reiktų visada suprasti, kad čia saugumas tavo yra svarbiausias ir tu už savo saugumą atsakai. Bet kuriuo momentu gali būti ta pavojinga situacija ir tu privalai būti pasiruošęs, privalai būti budėjimo režime, kaip sakant. Jei nepaslaptis, koks tavo atlyginimas? Plikas, be šventinių, plikas, tiesiog budėjimo. Šiuo metu apie 1,4. Tai čia dar su 15% priedu už stažą. Ten su tuo visas tas lapelis gaunasi grubiai 1,4. Kaip manai, kokia būtų orus atlyginimas už tokį darbą? Aišku, norėtų gauti visada daugiau. Aišku, šis gautas atlyginimas nėra orus. Atsakyti skaičiai sudėtinga gal dabar. Galima vardinti bet kurios skaičius, bet grubiai. Gerai, tada paklausiu, tu turi antrą darbą? Taip. Kiek procentų pas jūs komandoje žmonių, kurie dirba šitą darbą kas 4 parą, turi antrus darbus? 90. 9. Vienas kitas gal neturi to pastovaus, bet visi kažko verčiasi. Evelina, ar tu jautiesi savo rogėse? Ar matai ir save toliau dirbant šitą darbą? Taip, tikrai jaučiuosi savo vietoj. Kuo puikiausiai matau save toliau čia dirbant, tikrai.